Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mūsų laida bus ir žvejybinė, ir daugiau gal šiek tiek apie žūklės techniką, nes paskutinė vasaros laida. Atostogas baigėsi, su jomis atsisveikiname, dar pažiūrėsime šiandien būtinai gražių vaizdų ir ruošiamės rudeniniai žūkliai. O rudenį be abejo visi mes galvojame apie plėšrūnus ir vieni iš tokių, bent jau mano mėgstamiausių, tai žinoma yra ešerių žvejyba. Apie rugsėjo pabaigą jie pradės jau burtis į didelius ir rimtus būrius, leisis į gylius šalant vandenį ir žvejyba jų bus be galo įdomi. Na, dabar mūsų kelionė į Balskų užtvanką. Ten mes su Janu Priegliausku, Lietuvos sportinės žūklės rinktinės nariu, žvejojančiu Spinigo lygoje, pabandėme pagauti keletą žuvų ir šiaip patyrinėti užtvanką. Iš tikrųjų, vieta pakankamai įdomi, mes plaukėme ten nemažai, ieškojame kimbančios žuvies ir iš tikrųjų buvo nelengva ją rasti. Vėlgi galvojame apie tai, kad viskas priklauso nuo to, kad vanduo dar iš tikrųjų šiltas, 23 laipsniai šilumos, tai jau dar nesako apie tai, kad galima žvejoti ypatingai gerai plėšrūnus, bet žvejyba buvo pakankamai įdomi. Aišku, mes radome ešerių, pakankamai gerai Janas tvarkosi su gilmačiu, echolotu ir mūsų žvejyba iš ties buvo smagi. Aišku, ešeriai buvo labai įnoringi ir jų žvejyba reikalavo pakankamai daug jėgų ir žinoma masalų keitimų. Masalus mes keitėme, ieškojame to idealiausio, bet galima pasakyti tiek, kad daug pabandę, vis dėlto radome vieną kitą spalvą, kuri mums atnešė laimikius. Ir vėlgi viskas priklausė nuo pakankamai aštraus pravedimo, kad ir kaip ešeriai buvo pasyvus, vis dėlto gerai paduodant jie masalą, pasirinkus masalą, geras pravedimas ir žuvis kibo, tai mums buvo svarbiausia. Ir žinoma, keičiant vietas vėlgi labai atkreipėme dėmesį tai, kad labai daug žuvies tiesiog guli ant dugno nesimaitina, o paviršyje plaukia mailius. Vadinasi,
Dar šiek tiek, kaip jau sakiau, ankstoka, bet iš principo štai taip žvejoti, kaip mes galime praktiškai visose Lietuvos vandens telkiniuose. Ar vienoje ir kitoje vietoje ešerių atrasti įmanoma, o kai juos atrandi, žvejyba tampa malonumas. Kad ir kokia būtų dydžio žuvis, tačiau žvejant su lengvais kotais, su lengvais masalais, tas smūgis ešerių per nagus pakirtimas tikrai sukelia pakankamai daug gražių emocijų. Vėlgi ešerių žvejyboje dar dabar, kai šilta, vyrauja tas ankstyvo ryto ir vėlyvo vakaro faktorius, mes tom įsitikiname ir jeigu jūs dabar ruošiate žvejoti ešerius, atkreipkite tai dėmesį. Šalant vandenį, žinoma, jie pradės kibti kur kas aktyviau ir bus aktyvus, leisis, kaip jau sakiau, link dugno, į gilesnės vietas, į kalniukus, perkritimus, kurios daug paprasčiau pračiupinėti guminukais, nelindės taip įsilindę į žolės ir nebus taip sunku jas gaudyti. Bet idėja tokia, kad vakaro faktorius tokie žvejyboje yra ir, na, vėlgi, kaip jau supratote, kad keisti masalus, ieškoti, keisti vietas ypatingai svarbu, tokiam vandens telkiny kaip Balskai, tuo labiau, kad, na, Janas ten gaudęs buvo prieš kelis metus, ten vyko Lietuvos pinigavimo čempionatas ir ešeriai buvo iš tikrųjų įspūdingi, kai kas pagavo ir 1,5 kilogramo sveriančius ešerius, dėl to mes mąstėme apie tai, kad tikrai šiemet dar tenai nuvažiuosime, galbūt kokį spalio mėnesį paieškosim ir lydekų, nes telkiniai žinoma savo garsėja didelėmis lydekomis, na, o paskutinė tos dienos žuvis buvo iš tikrųjų įspūdinga, gerai parinkus masalą, buvo netikėtas ir gražus laimikis. Tai galima apibendrinti mūsų žūklę, tokia, kad buvo vasarinė pramoginė, nežinomame vandens telkinyje, bet pakankamai produktyvi. Aišku, norėjusi, kad ešeriai būtų bent jau kultojos, bet manau, kad rudenį mes jų tikrai pagausime daug ir bus tas laikas, kai mes galvosime apie tokią žvejybą. Todėl, manau, antroji daly mes visi imsime tokių dalykų kaip žvejo dirbtuvės, nes iš ties, na, ką žino, tai žino, aišku, bet tie, kurie tik pradeda žuvauti, kurie nori pradėti savo žūklę, galvoju, gausite pakankamai daug informacijos, nes žvejyba įdomi tuom tada, kai tu ją esi pasiruošęs. O kuo labiau tu pasiruošęs, to žvejoti įdomi. Tai susitiksim po pertraukos ir kalbėsim jau apie visą tai, kas čia guli ant stalo. Žodžiu, bus šiokia tokia žūklės burta. Sveiki sugrįžę, mes ruošiamės rudeniniai žūkliai guminukais. Aišku, kaip supratote, ir šių metų pradžia mums buvo pakankamai įdomi, mes susipažinome su Lucky John guminukų serija, iš tikrųjų jų variantų yra begalė ir praktiškai dar visus metus mes atidirbinėjame ir ieškome tų geriausių variantų, kokie tik įmanoma. Pirma mūsų žvejyba buvo su Eugenijum ir mes ten išbandėme pavasarį Šventoje, mes išbandėme naujus kotus, vėlgi apie kotus aš jau nekartą pasakau, kad mikromasalam, tiksliau, nors čia mes jau nebevadiname to mikromasalais,
guminukam, ypatingai valgomiem, labai svarbu jautrus kotas ir plonas valas. Dėl to į tai labai atkreipkite dėmesį, nes kuo plonesnis valas, tuo mažesnę galvą jūs galite gaudyti, o kuo mažesnė galva, tai yra galvakablį jūs galite gaudyti, tuo laimikiai taps įdomesni ir gražesni. Ir, laikyti žuvį su liaunu kotu iš tikrųjų smagu, bet kaip jau supratote, prie liauno koto reikalingas pakankamai plonas valas, kurį mes šiemet išbandėme, tai varyvasai. Keletą modifikacijų bandėme, žvejojame ir storesniais valais. Apie tai šiek tiek vėliau, o dabar vėlgi grįžtame į mūsų čia improvizuotą studiją, kad pakalbėtumėme apie nedidelius guminukus ir galvakablių paruošimą žūklei. Susidūrėme su problema, šiemet visus metus tą problemą krapštėme ir labai vizualiai to aš parodysiu, kas tai yra. Yra guminukai ir yra galvakabliai. Guminukai, aišku, visi dirbantis, viskas mums su jais aišku, mes su jais pagavome daug žuvies, bet galvakabliai iš tikrųjų Lietuvoje yra pakankamai didelė problema. Profesionalai perka galvakablius netgi vadinamosius wolframinius, kurie kainuoja 6-8 lietai, tai iš tikrųjų pakankamai brangu, bet tai jiem reikia dalyvaujant varžybų. Mums tokių dalykų nereikia, dėl to mes perkame elementarius, tai ką galima rasti parduotuvės. Tačiau susidūrėme su tam tikromis problemomis ir aš norėčiau jums apie tai papasakoti. Galvakablių parduotuvėse yra begalė, bet mūsų trapiem valgomiem guminukam yra jie pakankamai žalojantis, o kiti nežalojantis. Žodžiu, yra problemų, kurias mes šiemet sprendėme. Iš tikrųjų, guminukai pakankamai jautrus valgom ir to labiau, kad norisi, kad jie būtų nesudraskyti. Ir štai tokie galvakabliai, kurie turi tiesiog įlietą šviną ir noselę, atrodo jie lyg ir neblogai, bet jeigu uždedi ant jo guminuką, problema kokia, iš karto elementariai, kad štai storasis galas iš karto pasižeidžia ir jį norit nuimti, pakeisti, nes visą laiką nesinori keisti be sustojimo galvakablių, nuimant nuo spynelės, o tiesiog norisi nuimti nuo galvos gumą, tai automatiškai pasižeidžia. Jeigu dar pagauti 1, 2, 3 ešerį, praktiškai guminukas jau nebetinkamas darbui. Nėra tai gerai, iš tikrųjų ir tokie galvakabliai, bent jau man nepatinka. Yra vėlgi kiti galvakabliai, bet vėl jie yra sustorinti, kaip matote, nors čia ir bandymas jau padaryti plonesnį variantą, bet vėlgi maudant galvakablį, vėlgi jaučiasi tas toksai aštrumas tos storosios dalies, toksai nenoras užlipti, o nuimant vėlgi plėšas. Ir vėlgi, mes tada galvojam, kaip išsirinkti tą galvakablį. Nesinori, kaip sakant, tų brangių, radam tuos labai paprastus, nebrangius galvakablius, labai populiarius, kurie neturi nieko. Bet vėlgi jų yra kokia problema. Problema labai paprasta, kad kai mauni galvakablį, viskas yra labai gerai, aštrus kabliukas, jisai labai gražiai atsisėda ant kablio, labai gražiai forma, bet vis dėlto jisai tamposi. Ešerys patempia, trūkteli tą uodegą, patempia, trūkteli uodegą, reikia pastoviai jį taisyti. Tai vėlgi nėra pats geriausias variantas. Ir prisižiūrėję, prisiskaitę forumą mes pabandėme padaryti tai, kas mums labai pasiteisino, kaip iš nebrangaus galvakablio padaryti galvakablį tinkantį valgomai gumai. Tuo aš tai pademonstruosiu. Sprendimas yra pakankamai paprastas, to aš jį parodysiu, kaip tai darom. Visų pirma, prisipirkame tų nebrangių galvakablių, ką aš rekomenduoju žiūrėti, kad būtų su juodais kabliukais arba su blizgančiais, tie, kurie nerūdyja, nes iš tikrųjų teko turėti ir paprastų, su paprastais kabliais, tai pakankamai greit surūdyja, o neminėsiu firmų, bet visi žino, kas gamina juodus kablius. Tai būtent tokius aš renkuosi. Kas yra, kaip tai yra daroma? Tai yra termokembrikas, elementarus, perkamas parduotuvėje, termovamsdelis vadinasi, juodas, pats ploniausias. Jo kaina štai tokio, man atrodo, litas. Jo užteks, nežinau kiek. Karpame jį tiesiog į nedidelius centimetro gabaliukus, gal mažesnius, ir ruošiame medžiagą mūsų galvakablių. Ir va, pasiruošus tokią medžiagą, nusipirkus nebrangių galvakablių, tiesiog tas termokembriko gabalėlis yra verimas ant kabliuko ir užstumiamas iki pat auselės. Ir kadangi tai yra termoizoliacinis termovamsdelis, jis tiesiog yra užkaitinamas
žiebtuvėliu. Galima ne žiebtuvėliu, jeigu prisidarė daug, tiesiog užsidega žvakę, nenori čia sėdėti prie žvakės, vudu. O parodys elementariai, šildamas jisai susitraukia iš karto. Labai gražiai apsitraukia apie kūną patį. Ir jisai prilimpa. Labai gražiai prilimpa prie kabliuko, viskas. Ir ką jūs dabar turite? Jūs turite idealų paruoštą galvakablį, kuris traukimuisi metu tapo šiek tiek šiurkštus. Ir to mums užtenka, kad užmautumėme guminuką, jisai nenuliektų, bet būtų pastarėjimas, kuris nežaloja guminuko. Labai paprastai, aiškiai ir konkrečiai. Ir būtent taip, jisai turbūt pats idealiausias ir pats pigiausias variantas, kaip padaryti. Ir pats greičiausias. Tiesiog reikia sugalvoti ir viskas. Viskas, jūs turite gerą, gatavą produktą. Jeigu kas nors abejoja, kad guminukas dar gali nusimauti, tai yra labai paprastas variantas padaryti nedidelės, labai gražias įpjovas, pašiaušti patį termo kembriką ir jisai tada pasidarė šiek tiek kaip ežiukas ir tada guminukas, na, jeigu kas abejoja, laikysis puikiai. Bet iš tikrųjų, štai toks variantas, kai matote, tų galvakablių mes turime begalę, nebrangus vis dėlto tai daiktas, kuris pastoviai plyšta, nes, na, lieka ant dugno, nes mes gaudome plonais valais, gaudome kartais tarp kelmų, tarp akmenų ir čia neišvengiamai. Todėl nemanau, kad reikia super gilintis į brangius galvakablius, o tiesiog pasiruošti pigių, daug įvairiausių svorių, kabliukų ilgių ir jūs turėsite puikų žvejybinį laiką. Na, dabar apie guminukus, kurias mes ruošiame rudenį, apie jų formas, ką jie davė mūsų bandymuose ir nebejoja, kad rudenį jūs paėmę juos į rankas turėsite puikias ir smagias žuklės. Visų pirma, mūsų vienas mėgstamiausių tai yra tioga. Tiogos tai yra pakankamai įdomi kirmino formos guminukas. Ir aišku, ką jisai daro, žvejybose mes žvejojam ir bandėme jį žvejoti ir starkius, ir pakankamai didelius ešerius, tai vėlgi pati guminuko forma jau pasakoja pati už save, kad tai iš tikrųjų, na, toksai kažkoks neaiškus kirminas, kuris galbūt ir gyvena vandenyje, bet jis nepanašus, nei žuvelė, nei jis lieka, bet aišku, idėja jo formos ir kūno yra tokia, kad štai tie ranteliai tikrai puikiai veikia žvejant ir didelius ešerius ir starkius. Jie tikrai šiemet išbandyti ir tapo viena mano mėgstamiausių formų. Tiesa, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad vėlgi veriant tokį masalą ant galvakablio, reikėtų vis dėlto palikti uodegą. Taip yra praradimai, ešeriai nukanda patį galą, ne taip dažnai, bet jeigu jūs bandysite galvakablį verti per visą uodegą, tai jūsų guminiukas nežais ir dėl to turi išlysti storiausioje dalyje, o žvejyba iš tikrųjų pakankamai įdomi žvejojant jį. Pagaliau seneliai pasisekė. Nors tai buvo ne banginės, bet žuvis. Parodyk, ant ko pagavai. Štai ant tiogos rudos. Eugenijus mėgstamas spalva, nesakysi, ką jin panaši, bet tai yra tioga. Bet aš paslaptį žinau dabar. Kokią? Reikia mutabor pasakyti. Sakyk tu mutabor, sakyk. Pamatysi. Štai dar vienas meno kūrinys, kuris nepanašus į žemės gyventoją, aš manau. Iš ties vėlgi viskas kaip ir uodega pabaigoje tiogos,
tik tai galingesnė ir šoninės vibracijos, vėlgi skirtinė dideli, štai tokie atsikišimai, net nebejoju, kad žuviai iš tikrųjų tampa įdomus, nes vėlgi sukelia kažkokius virpesius ir tai patikrinam žvejodami didelius starkius. Jau čia galvakablį galima kišti ir ilgai, iki pat uodegos, nėra didelių problemų, nes dirba ir šoninis, jis pats yra plokščias, ir uodeginis variantas. Tai atkreipkite dėmesį, aš manau, lydekom ir starkiam, netgi didelėm ešeriam rudenį mes bandysim ir net nebejoju, kad jie pasiteisins, kaip pasiteisino mūsų žuklėse. Aišku, tradiciniai krankteilai tai yra jau kažkas panašaus į realų normalų twisterį, su kuriais mes ne kartą dirbame, jie gaudo ešerius praktiškai visur ir visada, pakankamai plati uodega, kas yra labai gerai, kelia ryškią vibraciją. Būtų siaura uodega, gal jie ne taip aktyviai dirbtų, bet jie pakankamai aktyviai ir išraiškingai dirba po vandeniu ir žuvis jos nepraleidžia. Nu, žvejyboje Nemune man labai patiko ne tik tiogos, bet ir naujas variantas, kurį aš išbandžiau, tik teilas. Vėlgi, kreipiam dėmesį galbūt ne tik į pavadinimus, bet ir guminuko formas, nes jie iš tikrųjų pakankamai įdomus. Ir štai tokia uodegos pabaiga, labai netradicinė. Gumos, tai toks plotis, mums sudirba žvejant Nemune, galbūt ir srovėje, jisai turi daug išraiškingesnį darbą, bet bandant stojančiam vandenyje, žuvis jį lygiai taip pat gražiai valgia, kaip matote, labai įdomi uodega, mes ją paminim bebro uodega, nes panašu į storą bebro uodegą, kurią valgo medžiotojai, ne? Tai štai tokios galbūt kertinės, aišku, tų guminukų yra variantų begalė ir pagauti jais visais įmanoma. Apie spalvas labai sunku kalbėti, aš jau turiu daug, nes vėlgi tikiu, kad spalva dažnai sulošia tada, kai kažkoks apšvietimas ar žuvies mitybinė bazė, ar ežero vandens spalva, visa tai vedasi į spalvų paiešką žvejybos metu, o variantai, jeigu turėsite tokius, tai manau puikiai praleisite rudenį, kaip ir mes. Praleidome pavasarį ir vasarį ir kartu leisime rudenį. Ir aišku, kad visi šitie guminukai yra valgomi. Dabar valgomų gumų yra, jie visi yra prisotinti pačių vairiausio druskų, skonių, turi realios ir krevečių skonius, turi ir makrelių. Žodžiu, reikalų čia prikurta juose begalė ir mes pastebėjome, kad žuvis tos valgomus guminukus tikrai valgom, dabar jų yra. Viskas šiandien tiek, aš manau, kad informacijos pakankamai daug, ruoškite savo galvakablius, darykite juos ir netrukus, už gerų 3 savaičių mes pradėsime gaudyti didelius, gražius ešerius ir manau, kad jie kibs visur. Šiandien tiek, nei žvyno, nei uodegos, susitiksim lygiai po savaitės vėl žvejybose.